Ir štai prabėgo verslo diena Kaune su ypatingais svečiais iš Pietų Korėjos - Talija ir Mungijon Kim. Esu labai dėkinga, kad galėjau būti ten, pamatyti, išgirsti ir susipažinti su jų visiškai paprastos šeimos istorija. Ir ji dar kartą įrodo, viskas yra mūsų rankose, viskas yra įmanoma. Svarbu nepraleisti galimybės, kuri kartais visai netikėtai pasibeldžia į mūsų duris. Trumpai apie jų pradžią su Atomy. Apie kompaniją jie pirmą kartą išgirdo 2014 metais ir visiškai nesusidomėjo. Dar daugiau, kai išgirdo, kad tai tinklinė rinkodara, buvo kategoriškas ne. Niekada nenoriu turėti su tuo nieko bendro, pasakė Mungijon. Ar jums tai yra pažįstama? Tačiau Talija nenuleido rankų. 2 metus ji kalbino vyrą, kad bent jau pasidomėtų. Ir 2016 metais jie pagaliau įsigilino į marketingo planą, į skaičius, į sistemą ir Mungijonas nepamatė visiškai jokios rizikos. Jokių startinių krepšelių, jokių privalomų pirkimų kas mėnesį, jokių investicijų, jokių papildomų mokesčių. Mungijonas pamatė tiesiog tarptautinę galimybę. Ir tada, būtent tada, jie užsiregistravo 2016 metais prie Atomy. Bet registracija nieko nereiškia. Prasideda darbas. Seminarai, mokymai, analizė, gilis, aišku, neigiami atsakymai iš artimos aplinkos. Tačiau jie labai gerai suprato vieną dalyką. Jei pats nesupranti marketingo, nesupranti, iš kur atsiranda uždarbis, tu niekada neužauginsi lyderių. Ir aišku, rezultatai kalba patys už save. Jau 2017 metais pora gauna pirmą meistriškumo rangą Atomy kompanijoje Sales Masteris. 2019 metais sausį Diamond Masteris. 2019 balandis Sharon Rose Masteris. Gegužės mėnesį patenka į lyderių klubą, kur patenko tik žmonės per metus uždirbantis virš $100,000. Lapkričio mėnesis 2019 metų pora gauna Star Masterio rangą. 2020 metai Royal Master, 2022 metai Crown Master rangas ir tai yra apie €40,000 uždarbis per mėnesį. Ir šiandien jų tikslas yra aukščiausias Atomy kompanijos rangas istorijoje - Imperialas. Kas man labiausiai įstrigo iš jų minčių, tai yra tas pasakymas, kad kiekvienas turi suprasti, jeigu nori rezultato, kad atėjęs į Atomy, tai yra mano verslas. Niekas neprivalo manęs tempti, niekas neprivalo už mane dirbti. Kompanija duoda sistemą, įrankius, tarptautinę elektroninę parduotuvę, o ar aš to pasinaudosiu, tai yra tik mano sprendimas. Kai tikrai žinai, ko nori, viskas tampa įmanoma. Taigi labai džiaugiuosi, kad buvau tokiam renginiui. Tokie renginiai tikrai įkvepia, sustiprina, primena, kad žinių niekada nebūna per daug. Ačiū kiekvienam, kas dalyvavot